Dabar noriu pakviesti antros idėjos autorių, tai yra penktadienio laimėtoja Algirdai. Pagaliau aš turiu skaidrės dabar. Tai va, nieko, tai penktadienį tiesiog sėdėjau, čia tokia gera buvo atmosfera ir kilo man šitą idėją. Jūs visi atsimenat, buvo pristatymas dėl applicationo, kuris būtent pristatytų, kaip nors jūs galėtumėte numatyti, kada sekantį kartą įsišiems žvaigždė danguje. Tai kągi, mes tiesiog irgi pasirinkome įvairiausias platformas, tai yra ir iPhone, ir Android. Šiuo atveju turim jau prototipą ant Android'o, bus ir iPhone'as, ateityje dar bus ir Windows Mobile'as, ir Symbianas. Tai kągi, tiesiog žmonės parsisiuntę mūsų applicationą gali pamatyti nuostabių vaizdų ir gauti kažkokį tai gerą laiką praleisti, padaryti impressioną savo draugams, galbūt merginoms, galbūt vaikinoms, galbūt vaikučiams. Tai va, tai faktiškai veikimas yra labai paprastas. Žmogui rodomas yra sąrašas, kada įvyks šitie ypatingi įvykiai ir išsirinkus tau patogų laiką. Tarkim, aš norėčiau rytoj rodyti kokiams nors draugams ir aš galiu atsiminti, kada bus šitas ypatingas dalykas, kada jis įvyks. Tai yra specialus padarytas taikinys, kurį galima sukioti. Sukioti ir pamatyti, kad tenais įvyks būtent sekanti žvaigždė arba sekantis, pasirinksiu kitą vietą, kuri matytųsi čia jums. Ir tiesiog užsidega toksai raudonas taikinys ir atsirinam šitą vietą ir rodom impressioną. Ir tada visi bus patenkinti ir galbūt įvyks šitas, galbūt ir pavyks ir sužadėti kokių merginą arba vaikai visi labai patenkinti. Dabar yra pagrįsta būtent mobiliom technologijom ir tiesiog čia yra kaip ir ikoninis pavyzdys, kiek jūs galite pasiekti, tiesiog sugalvokit beprotišką idėją, padarykit ją ant mobailo ir bus biznis. Tai labai... Mes jau greitai kelsim irgi į Marketplace, ir App Store, ir Ovi Store, visur galėsite mūsų programą technologijos? Jo, technologijos čia yra visą. Prašau, komentarų. Tokie dalykai netikėti jie būna arba totalus nusivylimas, arba totalus poromas. Per vidurį dažnai nebūna. Ir, taip, tai yra iš tikrųjų labai keista, labai įdomu. Viskas priklauso nuo to, kaip pavyks, kadangi tai nėra dideli pinigai, kaip pavyks sukelti, taip angliškas yra žodis buzz, tokį triukšmą internete, kaip pavyks susidomėjimą. Aš jau ten sakiau, yra būdų iš tikrųjų įvairių, reikia jų visų nebijoti ir kuo radikaliau padaryti to geriau. Potencialų turi? Taip. Potencialų turi sukelti triukšmą. Potencialų didelius pinigus? Ką čia gali žinoti? Gal? Ačiū. Bet kokia atveju projektas tikrai kitoks, tikrai nustebins. Kas sekantis? O yra komentarų iš auditorijos?